Sveiki. Štai po Velykinę savaitę atrodytų įvykių tempas ir galbūt patys įvykiai turėtų būti kiek malonesni, bet dėja. Turime ir labai nemalonių žinių ir tokių, kurios, sakyčiau, verčia susimastyti. Tai iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstijų elgesys dėrybose dėl Ukrainos. Pastarieji pokyčiai tai yra, kad valstybės sekretorius Marco Rubio neatvyko į Londoną, tikrai nepavėlavo į lėktuvą, tai yra politinis signalas, rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasiūliusios savo iš esmės dėrybų taktiką, nepavadinčiau tai planu, nes labai viskas jau neaišku ir kartais net nesuprantama, kaip dėliojasi įvykiai, bet nepatenkintos įvykių eiga, o ypatingai prezidento Zelenskio išsakyta aiškia, pagrįsta ir taip suprantama pozicija, kad Ukraina nesileis, kad jos teritorinis integralumas būtų pažeistas, Krymas atiduotas rusams, kitos rytinės sritis taip pat de facto pakliūtų į rusų rankas ir tuo tarpu Ukraina turėtų šypsotis ir sakykime taip, vaidinti, kad viskas vyksta gerai. Aš manau, Zelenskis elgėsi labai teisingai, suprantamai ir prognozuojamai. Kaip galima sutikti su tokiais pasiūlymais, kurie aš kitaip nepavadinčiau kaip savižudybės planas Ukrainai. Kokia šalis, kokia politinė sistema gali išlaikyti tokį spaudimą, tokį pasiūlymą? Ne veltui štai ir Ukrainos Verchovnoje Radoje parlamente prasidėjo opozicijos inicijuotos diskusijos, ar ne? Tai kokios čia dėrybos, kas čia vyksta? Tai prezidentas Zelenskis turi ateiti ir paaiškinti ir panašiai. Keliamas chaosas. Ir taip jau užtenka. O Jungtinių Amerikos valstijų elgesys yra iš tikrųjų, sakyčiau, nepriimtinas šituo atveju ir veda į dar didesnę krizę. Tai nėra sprendimas. Tikrai nėra sprendimas, tai yra įvykių dar didesnė komplikacija, kuri, žinoma, matysime ir daugiau veiksmų, bandymų spręsti, bet tai, kas įvyko šios savaitės pradžioje, tik parodo, kad Trumpo planas yra sunkiai suprantamas. Gera vis dėlto žinia, štai ketvirtadienį du Europos parlamento komitetai saugumo ir gynybos ir pramonės ir energetikos patvirtino Europos pramonės plėtros programą. Kitaip sakant, duodamas startas tarp institucinėms dėryboms su komisija, su taryba, kad šis dokumentas kuo greičiau būtų paremtas. Kalbame apie Europos pramonės stiprinimą, kad gynybos pramonė gamintų laiku ir daugiau. Kaip tai bus daroma? Girdėjome apie papildomus pinigus, beje, gera žinia, kad Europos komisija mažina kai kurių programų finansavimą, didindama ir skirdama daugiau lėšų Europos gynybos pramoniai. Pagaliau tie pinigai, kurie neišleidžiami, bus koncentruojami į strateginę iš tikrųjų sritį, ten, kur jo finansų reikia daugiausia. Tai gerai tai, kad iš tikrųjų ir daugiau finansų, pramonė, kuri bus stiprinama ir kuriama, taip jau pasakyta tame dokumente, už kurį balsavome šiandien, bus išdėstoma arčiau tų valstybių, kurios patiria ir tose valstybėse, kurios patiria ypatingas rizikas. Anksčiau to mes negirdėjome, tai yra gera žinia ir Lietuvai. Ir pagaliau tie visi mechanizmai, jie dar tarp kitko dėrybų metu keisis, tenai tam tikri procentai ir panašiai. Svarbu, kad dokumentas greičiau išvystų dienos šviesą ir pradėtas būtų įgyvendinti. Šią savaitę mano inicijuotas laiškas pasieks Graikijos ministrą pirmininką Mitsotakį, kuriame mes labai aiškiai pasakome. Geri žodžiai buvo pasakyti iš Graikijos premjero apie taip vadinamą šešėlinį laivyną, kurio didelė dalis yra iš Graikijos. Graikijos laivų oligarchai pardavė tuos laivus Rusijai ir dabar tie laivai plaukėdami po trečiųjų valstybių vėliavomis veža Rusijos naftą, iš naftos pinigų finansuojamas karas prieš Ukrainą. Mes dar kartą pasakome Graikijos ministrui pirmininkui. Žodžiai neturėtų skirtis nuo darbų. Kas yra daroma, kad taip neatsitiktų? Kas daroma, kad sulaikyti
tolimesnį Graikijos šešėlinio laivyno, sakykime, plaukiojimą ir tame tarpe per Baltijos jūrą, keliant didžiulės ekologinės rizikas, tikėsimės atsakymo. Bent jau politinį signalą mes perduosim, o tai ir yra viešoji diplomatija, kuo turi užsiimti ir politikai Europos parlamente. Šį penktadienį Lietuvoje lankysis mano buvęs kolega, dabartinis komisaras atsakingas už pramonę ir inovacijas, Stefanas Sejourné. Su juo lankysimės Saulėtekyje, kai kuriuose įmonėse. Smagu bus susitikti ir apžiūrėti ir parodyti pagaliau, kad Lietuva ne vien tik tai kalba, daro, mes judame į priekį. Ir smagu bus parodyti buvusiam kolegai, dabartiniam komisarui, kad Lietuva turi kuo pasigirti. Gero jums savaitgalio.